Aš šitą sieną kiekvieną dieną matau, visada pagalvodavau, kad būtų smagu ją kažkaip išpildyti. Tai šitą sieną būtent, tai atrodo, to ir reikalavo, ne kažkokios konkrečios tematikos, o palei vietą ir parinkti šitą piešinį. Pats pastatas jis toks ganėtinai unikalus tarp daugiabučių. Ta lokacija tokia kaip ir privedė, kad kažkoks būtent koloritas būtų toks artimas tai visai aplinkai. Čia turbūt didžiausias iššūkis ir buvo šitos sienos, kad tą koloritą atrasti. Kai pasidariau eskizą, galvojau, kad turbūt darysiu viską su purškiamais dažais. Nes purškiant tas pats minkštumas kažkoks kitoks, kitokia ta stilistika. Man visada įdomiausias dalykas, kad pats darbas atsiskleidžia eigoj. Norėjos tokį netikėtumą gal ir padaryti, kad kažkokie žmonės išeina iš už kampo ir pamato tokią didelę kaip pastato struktūrą, kažkokią netikėtą. Pakeisti tą stacionarą į tokį biškį dinamiškesnę figūrą kažkokią. Tas smagiausia visada tas sienas darant, kad ta išliekamoji vertė yra ir kokius paveikslus darai ar kažką, visi kažkur nusimeta ar privačiai kabo, čia visiems bendrai kelia nuotaiką ir smagu savo miestą daryti, puošti savo miestą, nes tas vizualinis perteikimas žmonėms tiesiog kelia nuotaiką. Vien dėl to smagu ir malonu, tai pagrindinis uždavinys toksai ir gaunasi tų piešinių. Tai tas smagiausia ir yra iš tikrųjų.